Sveiki visi. Šiandieną pasirinkau temą, kiek daug mūsų gyvenime reiškia sugebėjimas atsiprašyti ir atleisti. Daugelis iš mūsų ir drįstų tvirtinti dauguma nesuvokia atsiprašymo reikšmės. Atsiprašyti už paprasčiausius netgi buitinius dalykus. Tai yra tam tikras situacijas. Ištarti žodį atsiprašau, kai aš supykau dėl to, kad kitas pasielgė ne taip, kaip aš noriu, yra nepaprastai sunku, sudėtinga ir kiti sako net neįmanoma. Kodėl aš turiu atsiprašyti, juk jis mane įskaudino, ji mane įskaudino. Tai liečia tiek santykius poroje, tiek santykius su vaikais, tiek santykius su tėvais, tiek santykius su draugais ir šiaip su bendradarbiais. Tos situacijos dažniausiai kartojasi, bet koks pasakytas mūsų adresų žodis mumyse palieka pėdsaką. Tai priklauso nuo to, kaip mes sugebame reaguoti į mum pasakytas mintis, žodžius, o galbūt ir atliktus tam tikrus veiksmus. Bet kuriuo atveju, kad ir kas bebūtų, atsiprašyti ir netgi paprašyti atleidimo žmogaus už tai, kad aš audringai sureagavau į jo pasakytus žodžius ar keletą sakinių, sudėtinga būna situacija. Bet, žinokite, ištarus tą žodį atsiprašau, prašau man atleisti, aš tau dėkinga už tai, kad tu pasakei man būtent tokius žodžius, kurie manyje sukėlė pyktį. Aš suvokiu, kad to pykčio manyje pasirodo gali ir nebūti. Bet kad turėti tokį suvokimo lygį, reikia mokytis tam, būti pasiruošus. Kaip mokytis yra tam tikri būdai ir metodai. Apie juos galime kalbėtis asmeniškai. Bet tai, žinokite, yra kelias. Tai ne vienos dienos praktika, tai nėra piliulė, tai nėra burtažodis, stebuklingas kažkoks žodis, stebuklingas veiksmas, kad aš vieną kartą pamėginsiu ir būsiu nuo to laimingesnis. Taip nebus. Jeigu jūs pasiruošę sužinoti, kaip tai galima padaryti, kaip galima atleisti bet kurioje situacijoje, atsiprašyti peržengus per savo ego. Prašom, kreipkitės. Žinau, kaip tai daroma. Ir tai, žinokite, yra labai, labai lengva.